Labas vakaras. Žiūriu, kad mašinų daug. Ten kažkieno tai numeris BMW 999 mirkčioja. Tai ką norit šiandien išgirsti? Sako, kažką naujojo. Sena informacija pateikta naujai ir yra nauja. Aš daugelį metų gilinuosi į tuos dalykus ir kažkaip tai iškyla įvairių tokių vadinamų klausimų, kurių kažkaip tai paprastai nepaaiškinsi. Ir vienas iš tų klausimų, kas yra žmogus. Nes kai žiūri, kiekvienas žmogus yra skirtingas. Ir kai pasižiūri į jo pragyventą gyvenimą, jau tų klaidų pasekmes, jo tėvų, senelių, prosenelių. Ir susidaro toks įspūdis, kad žmogus nėra toks laisvas. Jis yra sukaustytas to aplinkybių ir jeigu tik žmogus nesugeba išsilaikyti Dievo palaimos šviesoj, tai jie atakuojančių begalės visokių esybių. Taip vadinama demonų, virš demonų esybių, pagal galingumą, kurios stipresnis už demonas 4-6 kartus. Ir esybių, kurios atrodo mikroskopinio dydžio, bet turi ypatingą galią. Iš vis visata yra labai sudėtingas egzistencijos, tai sudėtinga sistema ir joje visko tiek yra, kad sunku net įsivaizduoti. Kadangi aš analizuoju daugiau žmogaus poveikį patį žmogų, tai šiandieną, jeigu žmogus neturi informacijos ir jeigu daro gyvenimo klaidas, ne tik jis pats, bet dargi netgi jo tėvai, seneliai, ir žymiai gilesni, kaip sako, kaip yra Biblijoje prašyta, kad bausiu iki 7 kartos, tai tos 7 kartos yra labai netoli. Jeigu žmogus gyvena 50 metų, tai 7 kartos, jeigu tik tai jau 50, nuo 50 iki 350 metų. Bet kadangi žmonės gimda kas 20, 20 kažkur galima sakyti, 5 galima imti vidurkį, tai gaunasi, kad netiek ir daug. 5 kartus tai 125 metai. Kažkur tai ir atsikartojimas eina. Taip, kad tėvai, seneliai, proseneliai turi poveikį mūsų gyvenimą. Bet įdomiausias dalykas, kad mes turim poveikį į mirusių tėvų, senelių, prosenelių egzistenciją. Ir va čia jau yra klausimas, sakyčiau, žymiai rimtesnis. Iš vienos pusės jis yra paprastas, iš kitos pusės yra labai sudėtingas. Kai žmogus nežino, nesupranta, jam atrodo, kad aš gyvenu savo gyvenimą taip, kaip noriu. Aš esu laisvas ir gyvenu kaip noriu. Man tai patinka ir aš taip darau. Bet pasirodo, kad ne. Tas noras ir patinka suformuoja, reiškia, būsimųjų kartų likimą, gyvenimo, pačią tėkmę, esmę ir galimybės. Ir va čia yra mūsų didžiulė atsakomybė. Žmogus, kada gyvena gyvenimą, jis turi gyventi jį taip, kad ir pats būtų sveikas, laimingas, dalingas ir taip pat būtų jo palikuonis irgi taip pat turėtų sveiką, dalingą, išmintingą gyvenimą. O kadangi žmogų atakuoja labai daug tų įvairių esybių, kaip sakiau, demonai, virš demono esybės,
lygų, nesėkmių, nelaimė, programiniai deriniai įvairūs, dvasiniai, fiziniai. Tai žmogus turi būti ne tik, kad apdovanotas likimu, sėkmės, sveikata, gyvenimo, bet jis turi gilintis informaciją. Jis turi suprasti, jis turi suvokti. Jeigu žmogus supratimo neturi, tai dažniausiai tai kaltina tėvus, tai kaltina tėvai vaikus, kaltina kaimynus, kaltina darbdavius, kaltina ką tik norim, dėstytojus, mokytojus. Visi kalti, tik aš vienas nekaltas. Ir kaip aš esu aprašęs vienos moters įsireiškimą netgi knygoje. Sako, aš maniau, kad man tik tai aureolės tos trūksta. O kai perskaičiau knygą, tai sako, net supratau, kad ir į peklą netinku. Tai aš jai sakau, į peklą tu tinki, jeigu kuo daugiau arčiau prie Liuciferio, tai sakau, tu gali jo vietą užimti. Juokėsi moteris. Ir matot, palyginimas tas yra pekla, žmogaus gyvenimas, kur žmogus ruošiasi gyventi. Bet pati didžiausia pekla tai yra mūsų pačių gyvenimas. Nenormalus gyvenimas, kur sukuriam savo ir savo palikuonims problemas. Va čia yra, sakyčiau, galbūt didžiausias. Ir tame gyvenime, kas vyksta, kokios žmogaus kančias, dvasinės, psichologinės kančias yra jos ir yra mūsų gyvenimo pekla ir mūsų gyvenimo nesupratimo kai kurių, reiškia, tų dvasinių, fizikinių, biologinių sąveikos dėsnių, nesugebėjimas juos įsigilinti, suprasti ir suvokti ir blaškomos visur, ir aukštyn, ir žemyn, ir kitas iki po tą pačią gyvenimo peklą, kada žmogus jau nebesugeba netgi prasimaitinti, nesugeba, reiškia, nei dirbti, nei užsidirbti ir ieško pragyvenimo šaltinio jau konteineriuose, atliekų konteineriuose. Tai yra atliekų konteineriai, matot, šitie materialus su mums matome ir mes netgi pasibaisim, bet juk yra ir dvasiniai atliekų konteineriai. Va ten, kur žmogus, reiškia, kitus žmonės skandina irgi nuodėmių liūną, o ten nesuprasdami, reiškia, į tą liūną krenta ir sukasi ratas uždaras. Ir piktasis pasaulis šiandieną, galime sakyti, džiaugsmingai gyvena, kad randa kuo maitintis. Nes mes maitinam piktųjų dvasių esybės. Tai yra visokie ir demonai, virš demonų esybės, nuo nulio iki demono ten 100 000, kurios stengiasi prisijungti, stengiasi iš žmogaus, aiškiai, kažką tai pasiimti, pasisavinti jo gyvybės energiją. Ir žmogus nesuprasdamas, besiblaškydamas, labai lengvai papuola į tuos spąstus. Ir kai žinai tą informaciją, kai žiūri, kaip žmogaus gyvenimas gyventa, žmogus gyveno, atrodo, viskas stengiasi, kad būtų gerai, stengiasi mokslus baigti, stengiasi, reiškia, kažkokią kvalifikaciją gauti. Šiandien ypatingų turi, reiškia, yra galimybė ir kompiuterinė sistema, kur per nuotolį gali prisirinkti, reiškia, tos informacijos. Ir atrodo, žmogus gali turėti labai daug žinių. Ir viena problema yra didžiausia, kad žmonės nesugeba atskirti grūdų nuo pelų. Ir maitinasi ne grūdais, ne branduoliais, o maitinasi atliekom. Dvasiniam atliekom, mano, kad tai yra gerai, elgėsi taip, galvoja taip. O jeigu tai pasižiūrėti, juk pasakyti, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoji eilėje stovi mintis žmogaus. Mintis kūrėjo, kurie tinka dvasinius dėsnius. Ir mintis ardytoja, kurios neleidžia žmogui pačiam gyventi normaliai, neleidžia gyventi greta jam gyvenančiam, neleidžia gyventi tėvams, neleidžia gyventi vaikams, patys tėvai ir visi nori laimės. O čia ir yra problema. Problema, kad yra didžiulė sujauktis. Kiekvieno žmogaus galvoje sujauktis. Ir kai ateina pasižiūri demonų, virš demonų esybių. Pavyzdžiui, 90 demonų, tai žmogus ties riba būti psichiatriniai ligoniniai. O jeigu 9500, tai praktiškai ilgai neišlaiko, ten ir atsiduria. Tada gydytojai duoda vaistus. Ir žinot, ką tie vaistai daro?
padaro žmogų, kuris net netinka mitybai demono ir virš demonasybių. Jie atsitraukė. O paskui, reiškia, vėl žmogus, reiškia, truputį lik ir pasveiksta vadinama, jau ir vaistus nuima ir vėl taip pat griūna atgal, kitas iki dar gilesnė praraja. Ir visą daro nesuvokimas kai kurių dvasinių tų vadinamų dėsnių, nesupratimas arba netgi žino dėsnius, bet nesugeba panaudoti jų gyvenimo praktikoje, pasiduoda savo silpnybėms tarimams, o tiksliau sakant, tų tamsių jėgų atakai ir paskiau gyvenimas vėl juda visai kitą linkmę. Aišku, turi labai didelės reikšmės žmogaus prigimtis. Jeigu prigimtis šviesi ir žmogus šviesesnį gyvenimą pragyvena ir žino šitą informaciją, jis tada sugeba kitaip gyventi. Bet jeigu jo, reiškia, yra nestipri prigimtis, o jo nestipri prigimtis eina iš tėvų, net iš senelių, prosenelių, ir jeigu jo, reiškia, trūkumas kažkokių tai galimybių, tai jam yra žymiai sunkiau gyventi. Ir ypatingai šiandieną, šiais laikais. Nes šiais laikais yra gausybė informacijos. Informacija eina laikraščiai, žurnalai, televizija, internetas, tiesiog maudykis joje. Tai ir būna taip, kad žiūrint, kur įsimaudai, kai tas paukštis nukrenta į jūrą, o jūra, reiškia, degutas plaukia, plunksnas prisigėrė to degutą ir jis jau pakilti nebegali, dar plaukia, bet jau gyvenimo neturi. Tad ir žmogus lygiai taip pat. Ir šiandien pristeigta labai daug visko. Pristeigta, reiškia, kai pasižiūrėsi sveikatos būsenai. Impulsas galingo, reiškia, atrodo sveikatingumo kompleksai, kur, reiškia, ir gali treniruoklis pasimankštinti, ir gali pirty įsimaudyti, ir gali baseinį paplaukyti. Atrodo viskas gražu. Bet kai žinai visą informaciją, tai visiškai ne visai gražu. Ypatingai, kas liečia baseinus ir kas liečia pirtis. Treniruokliai, aišku, jie mažiau veikia, kai kur ir gerai. Tai vat, o kada įsimaudai toj, kur visi maudosi ir kur, kadangi vanduo imlus informacija ir iš tų visų, kurie maudėsi tame baseine, palieka informaciją. Ir jeigu tik neturi imunitetą, tą informaciją užvaldo ir sekanti plaukianti, tai tada galvoja, o kam jie reikalingi. Tai vat, vienu žodžiu, kur tik nepasižiūrėsi. Ir kažkokia tai romantika, kažkas tai tą romantiką stengiasi pakilti, kažkokius jausmus apturėti. Yra kai kurie pliusiniai dalykai, netgi labai, bet toli gražu yra ir minusų. Ir va čia turi būti žmogus, aiškiai, dvasinė stiprybė turėti. Ne tik fizinė, bet ir dvasinė. O jau su dvasinė stiprybė reikia žinoti informaciją. Jeigu informacijos nežinosi, arba jeigu žinosi, bet vis tiek elgsiesi, kaip tau galva šauna, tai nieko nebus iš to. To rezultato, kurio lauksi, kurį norėsi ir neturėsi. Gali būti kažkiek geresnis, o gali būti ir žymiai prastesnis. Tai vat, ir žmonės tai blaškosi. Šiandieną žmonėje visam pasaulyje blaškosi. Pagrinde, pradžiai gimsta žmonės tikrai, kad ir neblogame lygyje daugelis, ypatingai jeigu meiliai pradėti vaikai, meiliai užauginti išėse. Atrodo, gimė vaikas nenuskriaustas likimo gyvenimo, apdovanotas daugiau, o gyvenime jis nieko to nepasiekė. Ir auga skurdo gyvenimą ir netgi gyvena trumpą gyvenimo laikotarpį, kai žiūri, kad gimęs vaikas yra gimęs gyventi 300-400 metų, o jis pragyvena 50. Ir dar tų kai kurie nepragyvena. Ir svarbiausia, kad ne tik, kad nepragyvena tų metų, bet tas gyvenimas yra kančia. Nesiseka, kur tik nepaėdėsi, visur kažkokia tai tai pinklės, tai kažkokia tai užtvaras kažkokios, kur negali perlipti ir judėjimas reiškia eina. Už tai šiandieną labai svarbu suvokti dvasinius dėsnius, biologinius dėsnius, fizikinius dėsnius, kurie veikia į žmogų, dvasinius dėsnius ir visgi sugebėti maksimaliai pritaikyti savo gyvenimo praktikoje.
Yra būdų, kurių pagalba galima daug pasiekti ir daug suprantant ir pastangas dedant, galima pasilikti visai kitokiai būsenai. Pavyzdžiui, toks dalykas kaip sportas, mankštas rytmetinės, jos visą laiką tiek tarybiniais laikais buvo propaguojamas ir propaguojamas ypatingai. Aš atsimenu, dirbau radiokomponentų gamykloje, tai ten kažkur tai 11 valandą, nuo ryto 7 prasideda darbas, tai įjungia rūparus visus, sustabdo visus konvejerius ir daro mankštą. Darbininkai atsistoja, reiškia, pagal komandą daro gamykloje mankštą. Ir apie 100 000 žmonių, reiškia, mankštinasi. Jeigu pažiūrėti į rytų šalis, netgi tą patį Vietnamą paėmus, tai praktiškai ten netgi kiekvieną rytą mankšta gatvėse vyksta. Įjungia rūparus ir vietomiečiai, reiškia, pagal tą visą daro mankštą. Keliasi, eina paskui darbą, važiuoja ir taip toliau. Kažkaip tai į tautos, reiškia, tą sistemą, egzistencijos sistema įaugia kaip reikalingas dalykas, o mūsųgi žmonės pasimankštyti nelabai linkę. Atsikėlė, akis prakrapštė, kavos išgėrė, cigaretę užsirūkė ir išėjo. Atrodo, nieko blogo nepadarė, bet blogą padarė savo. Jeigu organizmui neduodi to, ką reikia organizmui, o organizmą reikia viską, ir protinio krūvio reikia, ir fizinio krūvio reikia, kad jis nesiatrafuotų, nes atrafacija eina, nusilpsta raumenis ir kuo toliau, tuo sunkiau yra. Kol jaunystė organizmas labai turi gerą galimybę atsistatyti, savo būseną tokią atstatyti, pailsėti ir vėl, ir lankstumas, o jau kada pagyvenęs amžiaus žmogus, jau reikia ypatingai dėmesį skirti. Aš iš savo praktikos atrodo, aš nieko neturiu jokių problemų. Atrodo, su sveikata viskas gerai. Lipu laiptais, atsimenu, važiavau Daugpilį, 4 aukštą užlipti, lipu laiptais į viršų, tai dar nieko, kaip tik žemyn, žiūriu, kad man sunkiai lipasi žemyn, kažkur tai per kelius, kaip ir pakerta kažkas, tai skauda. Galvoju, tai kaip čia dabar, jau viskas senatvė, o kažkur tai 70 metų amžiaus, dar pasižiūrėjau pagal amžių, lyg ir netokia jau gili senatvė, dar pagal savijautą irgi atrodo nieko, o kojas kažkodėl tai neneša. Taip kaip turi. Pradėjau daryti mankštas. Savo sugalvotas. Ir pasirodo, reiškia, yra per pusmetį viskas atsistato, visi sąnariai, niekur ir aukštyn ar žemyn lipti, gali lipti ir nieko nėra. Matot, lipant žemyn gaunasi toks smūginis žingsnis. Laiptelį žemyn, tai visas ant tos kojas ir krenta svoris ir viskas, reiškia, yra ir taip staigiai, ir to staigumo matyti jau organizmas, kada atpratęs nebeperneša. Nors aš vaikštau daug, į dieną kažkur tai gaunas vos ne 20 km, o gal ir daugiau kartais, bet to maža yra. Jeigu tos raumenų grupės, kurios nedirba, pastoviai neįjungtas į darbą, tai jos ir po truputį silpsta. O pradėjau daryti mankštas, viskas atsistato ir atrodo viskas. Ir nulipti, ir užlipti galiu, ir nejauti jokį diskomfortą. O šiaip jau veikia nervinė sistema, nes kiekvienas skausmas veikia nervinė sistema žmogaus. Jau galvoja viskas, o daugelis tokie, kurie jautrus yra jau vėžys, jau insultai, jau infarktas matyt, jau tas ir atsiranda reiškia niuansai, kurie juk įtampa, ta nervinė įtampa, onkologinė įtampa, taip vadinama, jinaigi ardančiai veikia sistema žmogaus. Ir ta ardanti sistema yra antiek veikianti žmogaus ir psichika, ir būsena. Žmonės nesupranta, nes pats pirmas yra, tai yra neigiamos emocijos, tai yra nusivylimas, neviltis, jau tokio neturėjimas kaip ir gyvenimo užtikrintumą tokio, jau pasiduodi neigiamą emocijų tėkmei ir viskas, ir jau sužvaldo, ir kuo toliau, to giliau. Nu, paskiau sako, tai jau senatvė. Mano metų tai daugelis, tiek moterų, tiek vyrų, tai jau į senatvę. Ateina, reiškia, pasižiūri, galvoju, tai
žmogus atrodo, jis jau tikrai ruošiasi kaip išeiti. Pasižiūrė dar už mane kokiais 6-7 metais jaunesnis. Tai va čia ir yra žmogus pasiduoda. Ir jis pasiduoda su tokia neviltimi gyvenimui. O čia tikrai nėra. Tas rodiklis, jis neduoda galimybės kilti. Bet kuri neigiama emocija, tiek pyktis, tiek neapykanta, nuoskaudos, nusivylimai, baimė, pavydas, gobšumas, netgi kerštingumas, pikto menantis žmogus, jisai irgi, jie pastoviai turi savotiškai ardymą sistemą viduje. Ir tą sistemą žmogų po truputį vis atima iš jo galimybės. Ir kai tai galimybės silpsta, patys demonai labai gerai užvaldo žmogų. Po to atsiranda dar nervinė įtampa, kuri praktiškai ir santarvė tarpusavį ardo. Žmonės pradeda pyktis, bartis, neapkęsti ir savo vaikams kenkia, patys savo kenkia. Ir taip visas tabūnas ir važiuoja nuo kalno žemyn. Ir kai pasižiūrėjau, kaip tam filmas rodo, kaip antilopės ten bėga, ten tuos laukinius žvėris, asilai ir kiti, jie kai pradeda bėgti, tai visi į tą upę atrodo ten ir krokodilai ir jau baisu ten būtų, bet per jėgą vienas kitą varo. Iš paskos bėgdami, jis neleidžia šitam sustoti ir netgi pagalvoti. Taip ir žmogus lygiai taip pat. Čia yra nesugebėjimas žmogaus vertinti situaciją arba atjungimas tos kontrolės, kuri turėtų būti pastovi kontrolė ir ne pykčius pilna, ir ne kažkokios tai baimės pilna, o išminties pilna. Ir jeigu tokią kontrolę žmogus turėtų, tai pasireiškia viskas klostosi visiškai kitaip. Žmogus yra labai jautri būtybė, protas jo ir jo mintis turi labai stiprią galią. Ir jeigu tik negatyvi mintis, žmogus ardo pirmoje eilėje pats save, o paskiau dar ardo ir savo vaikus, anūkus, tai yra savo ištakas. Ir nepadeda kilti netgi mirusiems žmonėms. O kada žmogus supranta, suvokia, gilinasi informaciją, tai padeda pakilti mirusių tėvų, senelių, prosenelių būseną tą visą. Egzistencijos būseną. Atrodo keista, kaip čia gali būti, o gali būti taip už tai, kad siela turi savo, tęsinę ir amžinybę. Ir jeigu sielos deriniai tvarkosi, jie tvarkosi ir nes mūsų siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą, o tėvą ir motinas per savo tėvų sielas. Ir kai žiūri, kai šitie pokyčiai vyksta žmoguje, tai kitas iki stebėsi, kodėl niekas apie tai nerašo. Kodėl nėra tos informacijos, kodėl nėra parodyti tų išvadų, kurios tikrai žmogų, daugelį žmonių galbūt netgi ir nuotaiką pakeltų. Bet žmogus apriboja save ir mąstysenoj, ir savo jausmuose, savo gyvenimą patį apribojęs, emocijomis savo negatyviomis, pykčio, nuoskaudos, nusivylimų ir kitomis. Ir neleidžia pats savo, kaip sakyčiau, būti laimingu. O ateina žmogus, žiūri jį, jo būna rodikliai, žiūri jo onkologinę įtampą. Tai yra nervinių impulsų įtampos, tai yra sankaupa. Užpėkai ant kaimynų yra impulsas, ant kito užpėkai dar yra, pats ant savęs užpėkai dar dadėjai, auga, žmogaus paskendė šitos impulsai, įtampa siekia 90%. Ir tos įtampos niekaip nesugeba neutralizuoti. Ir šitą įtampą susikaupusi, jinai keičia žmogaus visą fiziologiją, kūno vystymąsi keičia. Programos netvarkingos ir prasideda organizme chaosas. Didesnis ar mažesnis, bet tik netobulėjimo, o ir ima tas chaosas. Ir už tai sakau žmonės, kurie nesugeba suvaldyti savo pykčio, nesugeba suvaldyti neapykantos, nesugeba suvaldyti savęs nusivylimą, jiems praktiškai gyvenimas yra labai sunkus. Žmogus turi būti visą laiką, kas bet atsitiktų, nusiraminti ir ieškoti išeities iš padėties. Ramybės būklei. Kiti bando melstis, bet ta malda yra irgi
nervų pilnai ir su priekaištais pačiam kūrėjai. Nu, kodėl tu mane padedi? Tiek aš meldžiuosi. O pas kūrėją sistema tokia yra. Jeigu tu vertas sėkmės laimės, tu ją ir turėsi. O pati sistema ir malda ir atgaila duota tam, kad išsilaisvintam iš negatyvios būties. Ta, kuri užvaldo tiek pykčio, nepykantas, nuoskaudų, nusivylimų, ligų, nesėkmių, nelaimių. Iš tos praeities, kad išsilaisvinti, reikia turėti gilų suvokimą, sugrįžti į harmoniją ir toj harmonijoje gyvenant turės visą kitą rezultatą. Va čia ir yra, kadangi dvasiniam šviesėjimui, tobulėjimui reikia skirti laiko ir pastangų. Už tai ir 10 Dievo įsakymų duos nebereikalas sekmadienį švęsk, kad nors vieną dieną iš 7 tobulėtum. Arba nors jau nenukristum, pasiliktum tam pačiame lygyje. Ir kada žmogus nukrenta jo lygis, silpsta sveikata, kai sveikata silpsta, dar lygis daugiau krenta ir žmogus taip kaip nuo kalno riedatas. O jeigu dar yra apgaubtas įvairių vadinamą ligų, nesėkmių, nelaimę sukurių, tai kaip tas nuo kalno pradeda gniužtis regėti, o jau ant kaimo užgriuvo visą lavyną, net palaidoje gyvenvietę, nuo kalno tas riedėdamas sniegas, kuris susisuka ir virsta į griūtį. Taip žmogaus likimas kažkur tai panašiai. Tai va čia reikia žmogui pastoviai turėti tokią vidinę kontrolę, bet kontrolė ne kad baimė būtų, o kontrolė, kad turėtum išmintingą supratimą, suvokimą ir gebėjimą jo pasinaudoti. Bet kokia baimė neduoda nieko gero. Gal truputį kažkokia tai lygiai nestipri, gal ir reikalinga jinai, bet baimė perdėta ir labai blogai. Yra žmonių, kurie tikrai, kad bijo nežinia ko, patys nežino ko bijo, bet jis visą laiką gyvena baimėje dairus, ar jau kas nors neatsitiks, ar kas nors neužpuls, ar kas nors seka, kas nors iš šono eina, iš už nugaros eina. Ir taip toliau, ir žmogus pergyvena. Ir ta baimė stiprėja. O čia irgi vienas iš būdų tamsiųjų jėgų, kaip nuo žmogaus nusirpti tos gyvybės syvus. Ir kad jis taptų maitintoju, to piktosios dvasios jėgų maitintoju. Gal aš klystu, bet aš paskutiniu metu kiek netikrinu žmonių, pagrindiniai dalykai tai yra blaškymasis. Blaškymasis tarp šviesos ir tamsos, arba kaip užrištom akim žmogus ieško išeities. Net nežinodamas patalpų, o gal čia pataikysi, o gal čia pataikysi. O praktiškai niekur nepataikysi, jeigu išminties nesuvoki, jeigu elementarių žinių neturi, tai tada gyvenimas labai retas atveju, kad pats likimas kažkaip ten nuveda tą visą kitą sėkmę. Bet tą likimą dar reikia ir turėti, užgimusiu tuo likimu, o paskiau jo nesuardyti. Dar ir pažiūrėti pagal priimti, daugelis žmonių gimsta tikrai neblogame lygyje. Ir 9 ir 10, net yra 11, bet jis jau 18 metų pas jį 3 lygis. Tai kaip jis gali gyventi? Ir va šitą informaciją, kur aš duodu, ne todėl yra, kad ta svarbi, kad žmogus turi ją žinoti, o svarbi yra to, kad žmogus neprarastų to lygio ir neprarastų tų galimybių. Nes gyvenimas, jeigu gyveni 3, 4 lygiai, žinok, nei sveikatos, nei sėkmės laimės neturėsi. Netgi labai stengdamasis, gali išlaikyti tokį kažkokį tai vidurkį, bet jis bus sunkus. Jeigu gyveni 10 lygyje, 11, dar geriau 15, ir jeigu nuo jo nekrenti, o dar turi prigimti apdovanotas likimų sėkmės sveikata, viskas sekasi. Bet noras dirbti yra, noras kurti yra. Ir noras duoda visai kitokius rezultatus, nes kai žmogus su noru, o gal dar čia jis negali atsitraukti nuo informacijos šaltinio, ką daugiau sužinos. Arba ką aš daugiau, panaudosiu savo darbę, kad profesionalumą turėti. Tai va, taip, kad čia yra kaip dėsnis veikia. Ir jeigu žmogus to nesupranta,
kapstasi šiukšlėse, dvasinėse šiukšlėse, ką mama pasakė, ką tėtis pasakė, ką vyras pasakė, ką žmona pasakė, ką vaikas pasakė, ką kaimynas pasakė ir taip toliau. Ką per radiją išgirdo, ką per televiziją išgirdo ir jau tose mintyse žmogus sukasi. Šiandien yra labai galingas informacijos rautas, kur žmonės kaip tik tai kritimui duoda labai daug galimybių. Kilimui nedaug klaidų yra, bet ir tų laidų dar žmonės nežiūri. Knygų yra, bet jie jų neskaito, neįdomu. Įdomu sužinoti kokį nors, reiškia, tokį stresinį atvejį, kad visas sujaudintų. Kad paskiau turėtum, kad draugį pasakyti. Kur susitikus, reiškia, kompanijai pašnekėti. O tose kompanijose, kai susirenka, praktiškai nėra kalbų apie tai, kaip išmintingai pasielgti šiuo atžvilgiu. Netgi tą informaciją, kaip paskelbėjai, kaip reiškia, kad jinai nepaveiktų žmogaus į neigiamą pusę. Dabar ateina šiandien jaunuolis, reiškia, su mergina, jie ruošiasi vestuvėms, jinai jau padėti, pas jie epilepsija. Ir kodėl epilepsija? Žiūri filmus, kurių nereikėtų jam žiūrėti. Tie, kurie kelia jaudulį, kurie kelia tas emocijas, o dar jeigu jautresnis žmogus, jis ypatingai reaguoja ir viskas, užspazmuoja galvos smegenų kraujagysles. O gyventi norisi ir mašiną vairuoti, o kelyje tas žmogus, jeigu su tokia negalia yra, taigi pavojingas ne tik jam, kad gyvenimas, tu gali kitą sužaloti. Tai va, čia yra dalykai, apie kuriuos, sakyčiau, reikėtų ne tik žinoti, bet sugebėti pasinaudoti tą informaciją, kad žmogus negalėtų daryti kitiems ir pats savo blogo. Juk žmogus didžiausias naikintojas yra pats savęs. Savigrauža, įtampa, kuri nereikalinga, su kuria mintis ateina, jos atrodo visai nieko nėra, o žmogus jau jis nervuojasi. Dar nieks neatsitiko, jis jau pergyvena, kad atsitiks, o kai pergyvena, kad atsitiks, ir atsitiks, žiūrėk, kažkas tai panašaus. Nes savotiškai žmogus yra programuotojas savo likimo, sėkmės, laimės ir lygiai taip pat ligų nesėkmių, dar paveldėtų iš tėvų, senelių, prosenelių, jis tas programas pritraukia, sustiprina jų veikimą. Matot, informacijos bendra informacija kalbu ir jinai bendra yra gana tokia, sakyčiau, stipri informacija. O konkrečiai, kada kalbi žmogus, ir kada matai konkrečius rezultatus, kitas įgalvoja, o kodėl žmogus taip mąsto? Kodėl jos smegenys nukreipti kaip tik tą blogį kryptimi, o ne kūrėjo kryptimi? Juk pats Dievas atvėrė žmogų būti kūrėjo, pagalbininku būti. Ir žmogų maitina, kad jis galėtų gyventi, duoda jam ir išminties, tuos gyvybės syvus, duoda tas visą energetinę būklę, kad galėtų egzistuoti. Tiek galvos smegenų veiklos, tiek organų veiklai. Ir per mitybą, reiškia, kūno funkcionavimo veiklai. Viskas duota yra. Bet žmogus kažkodėl tai naudoja ne kūrimo keliu, o naudoja ardymui. Bet ateina pas mane, reguliuoja iki 15 lygio, pakeli žmogų, viskas atrodo gražu. Kitas įkis, sako, pro duris išėjo, mintis tik tai bloga, pokšti galvą, ką pasakė draugė prieš 10 metų, kaip jinai taip galėjo pasakyti ir vėl viskas žemyn. Tos jėgos labai išradingai dirba ir nuo jo atsiriboti nėra taip paprasta, bet pastangos turi būti. Ir vėlgi žmonės, kurie lanko paskaitas, kurie gilinasi knygą, turėtų gyventi ne mažiau 10 lygio. Jeigu jie to lygio neturi, tai ir iš tų paskaitų mažai naudos. Kuo žemesnis lygis, išėję iš paskaitos vėl gyvena tą kasdieninę buitimi. Aš sako, kurgi nuo jos pabėgsi? Taip, jeigu galvoju turėsi ir nepabėgsi. Reikia pirmoji keisti mąstyseną, keisti supratimą, keisti suvokimą ir neturėti tų minčių, kurios ardančiai veikia gyvenimą savo ir savo vaikų, anūkų, proanūkių gyvenimą ir netgi tėvų, senelių, prosenelių. Ir kai ateina, aš kartais padarau tokį
patikrinu, sako, nu, pažiūrėkit, kaip keičiasi rodikliai. O tu nežinojai visą informaciją, buvai neskaičiusi knygos. Kaip atrodė mirusių tėvų senelio prosenelio rodikliai. Pažiūri močiutės, pažiūri senelio prosenelio, promočiutės. Silpni buvo. Sužinojo informaciją, keičiasi jų mirusių tėvų senelio prosenelio rodikliai. Į gerąją pusę. Ir taip keičiasi gražiai, kad išaugo praktiškai ne per jokią atgalą tiek žmonės negali, netgi bažnyčią vaikščiodami negali pakilti, o per išminties, per tą informaciją žinojimą labai gražiai keičiasi. Tai kas yra žmogus? Dievas sutvėrė žmogų būti kūrėju, tai reikia ir būti kūrėju, o nenaikinti ir pirmoje eilėje nenaikinti pačio savęs ir savo palikonių. Juk žmonės kaip sprendžia problemas? Per barnius, per pyktį. Ir jeigu nesibara, nesipyksta, tai jie nieko nesupranta. Jiems reikia būtinai išsibarti, išsipykti, o paskiau galvoja, gal gerai pasakiau, o gal blogai pasakiau. Ir dar pagrindžiau, šitą aš turėjau pasakyti mamai, neslėšti. Kaip jinai gali taip, reiškia, nesuprasti, nesuvokti. Netgi knygą pasiskaitę žmonės irgi nešioja tos priekaištus ir kaltinimus savo tėvams. Seneliams nešioja priekaištus. Nešioja priekaištus kitiems kaimynams, būk tai kažkas tai prakeikė, vaikščia pas būrėjus, reiškia, ekskarsensus, kurie, reiškia, to juodo magiją daugiau užsiminėja. Ir iš to nieko negauna. Tik po truputį jų apvalkalas tamsėja. Tas dvasinis, astralinio kūno apvalkalas tamsėja, o paskui ir patys, kur neina, apvalkalas su jais juda. Ir nemato išeities. Patys iš savo minčių, iš savo sukurtų to būsenų, žmogus neranda išeities. Tai vat bendras, jeigu bendrą tematiką pažiūrėti, praktiškai taip gyvenimas vyksta. Nu, sako, dabar toks gyvenimas. Taip, toks gyvenimas. Bet jeigu žinai, kas kenkia, tai reiškia savo nedaryti to. Vaikinas žiūri filmą iš vakaro, ant rytojos epilepsija dėl to filmo. Tai tada, jeigu žinai, kad šitie dalykai kenkia, tai kam tu žiūri tokius filmus? Nežiūrėk jų. Pirmoji, tai yra tiesa ar netiesa, sukurtas kažkoks tai siužetas, sukurtas tam, kad iš to gauti pinigus, nes žmogui tie emocionalūs pokyčiai labai, reiškia, stengiasi sužinoti, stengiasi, reiškia, gilintis, net trūkti negali, nes jaudinama visą sistemą, žmogausgi prigimtis yra bendra žmogiška tokia. Ir žingeidumą turi, o kaip čia baigsis, o kas čia bus. Ir negali atsitraukti. Ir tada, reiškia, gaunasi taip, kad jeigu nemoka vertinti situacijas, pažiūrėjęs filmą, paskui negali normaliai įsimiegoti. Ir svarbiausia, pasakai, duodi, reiškia, informaciją, nelabai girdi. O kada jau atsitinka, reiškia, atveju vėl ir vėl, tada dar sykį ateina, vėl praktiškai vėl kartoji tą patį, tik jau gilesniam, kaip sako, užkabinėjau gilesnį suvokimą žmogaus, su jo paties pavyzdžiais, tada jam pasidaro lyg ir aišku. Bet tas aiškumas yra tol, kol kalbė, išėjo ir vėl gyvena taip kaip. Tai va, čia yra, aš sakyčiau, netobulėjimas, o yra nužmogėjimas. Ir nesveikimas, o geresnis klimpimas į lygą, ligų, nesėkmių, nelaimių pasaulį. Taip, kad žmogus turi būtinai suvokti dvasinius dėsnius, fizikinius, biologinius vystymus dėsnius. Vėlap šiandieną yra daug ir literatūros, kur galime tikrai puikiai suvokti ir suprasti. Ir parašyta paprasta kalba, paprasti teiginiai. Kas pirmas iki šiandien paskaito, pakelkit rankas. Kadangi yra, sako, nors jeigu vienas žmogus bus geras ir tai didelė nauda, kaip Dievo klausė, naikinsi pasaulį, miestą. Jeigu ten bus 100 gerų žmonių, nenaikinsiu. O jeigu 10 bus gerų, nenaikinsiu. O jeigu bus vienas, nenaikinsiu. Bet kad ne vieno nėra. Tai va, jeigu nors vieną va šitie paveiksliukai iš tų, kurie pirmas iki, o kurie ne pirmas iki, dar kažkas tai galvoja pajudės, tai reiškia parodysiu tas paprastas tiesas, kurios aš paskaitose dažnai kartoju ir dažnai paaiškinu. Vat kur yra meilė ir dėkingumas, struktūra formuojama, reiškia,
vandens molekulės žmogaus organizme formuojasi va tokius plasterius, kur meilė ir dėkingumas. Ne vien meilė, ne vien dėkingumas, o meilė ir dėkingumas. Rusijos mokslininkas Plikinas, technikos mokslo daktaras, aiškina, kad visatos informacinė energetinė struktūra yra kaip bičių korys, o viena bičių korė akutė. Matot? Meilė ir dėkingumas yra harmonija. Yra sakoma, Dievas yra meilė, meilė yra Dievas. Iš tikrųjų taip yra. Kai mergina įsimylė arba vaikinas įsimylė merginą, kaip juda visas gyvenimas. Kuo greičiau susitikti norisi, o apsiveda pagyvena, namo grįžti nebenori. Kas įvyko? Ogi vyro štai įvyko tas. Buvo meilė ir dėkingumas, viens prie kito norėjo, viens kitam stengėsi, viens stebėjosi, norėjo to gėrio, grožį patys savo ir viens kitam. O tada priepivot juodas tas laukas ir juodam lauke nei supratimų, nei gyvenimo nėra. Vat naudojamas keiksmažodžio. O duot atžvilgo čia atvelnės. Jeigu tą keiksmažodį naudoji, kad tave kur velniai ir taip toliau, tai pirmoje lygi pats atsiduri jų glamonėse apimti. Jeigu tik žmogui linki blogį, žinok, šitas blogis bus ir tavyje. Ir džiaugsis, kad kitą įtraukia, jeigu tas užpyktų. Ir kad pats į ten pakliuvai. Pyktis, neapykanta, nuoskaudos, nusivylimai, baimė, pavydas, gobšumas, kerštingumas. Visos neigiamas emocijas daugiau ar mažiau formuoja va tokią va būseną. Ir tos būsenos suformuotas žmogus negali, jis negauna maitinimo iš visatos. O iš visatos dvasinė šviesa aplinkui yra, bet jinai nepraeina per šitą juodą lauką. Ir pats žmogus padarė užtvarą, kad jinai nepraeitų. Kodėl mintis turi būti tobulas, kodėl mintis turi būti kūrėja, kodėl tų mintis turi būti geranoriškos, o ne pilnos priekaištų, neapykantos, nuoskaudų, nusivylimų, baimės, pavydo ir kitų visų neigiamų emocijų, su kurių apimtas. Jos kaip tik tai ir sukuria va tokį va erdvinį lauką aplinkui žmogų, kada prie žmogaus jis pats prie savęs neprileidžia dvasinės šviesos ir pats turi problemą. Ir va, kaip tyrimo rezultato, reiškia išvados. Čia iš Fadžiaro užtvankas buvo paimti mėginiai iš 4 vietų. Užšaldytas vanduo ir pažiūrėta, koks jis harmoningas toj užtvankoj. Ogi nieko nėra. Kažkoks tai chaosas. Yra šviesos, yra tamsos, bet kažkur tai banguojančiai veikia ir nėra tos harmonijos. Tibeto vienuolis laimino užtvanką, po palaiminimo už to pačiu vietų vanduo. Čia jau harmoningai suformuota molekulė, derinys, kuris, aiškiai, yra tvarkingai stovi. Visai kitaip jisai. O jeigu gerai pasižiūrėti, bet jeigu palyginti, tai tas pats. Tik pas vienuolį yra kai kurios problemos ir va ten juodas vietos yra toj struktūriniam derinį. O čia, kur meilė ir dėkingumas, grinai, kur, sako, Dievas yra meilė, meilė yra Dievas, tai praktiškai ten nėra tų juodų dėmių. Yra tamsesnis biški. Nes didelių žmonių matyti ir nebūna, ir dideliai suformuoti irgi žmonės negali, bet visai harmonija labai graži. O čia jau truputį sutrūkumis, bet vis tiek ne tas, kur buvo anksčiau, ne tas jovalas, kur va čia buvo. Žmogaus mintis kūrėja, mintis, kuri geba stabilizuoti žmogaus būseną, yra pats svarbiausias dalykas. Ir mintis, kad mintis būtų stabilizuojanti padėtį, jinai turi būti tobula. O ta tobulybė dvasinė. Tai yra dvasinio dėsnių suvokimas, supratimas ir neturėjimas savyje nešiojimas pykčio, neapykantos, nuoskaudų, nusivylimų ir kitų jausmų negatyvių, kurios ardančiai veikia struktūrinis derinis. Vakare vyras ir žmona šnekėjo, kalbėjosi, davai darom šitaip. Paveiksliukas viršai. Ant rytojos vyras ateina per žmonas pažiūrėti, ką jis ten daro. Sako, gi sutarėm taip, o tu durne ką darai. Paveiksliukas apačioj. Skirtumas yra? Nuostabus skirtumas.
Lygiai taip pat su tėčiu, lygiai taip pat su mama, lygiai taip pat su kaimynu, su darbdaviu, su darbininku ir taip toliau. Ir žmogus, kai gyvena, jisai, kai harmoningai masto ir harmoningai stengiasi, pas jį gyvenimas kitoks yra. Juk yra tyrimai padaryti. Amerikai, pavyzdžiui, ten labai daug kas susijima tais tyrimo rezultatais, įvairiausiais, statistiką labai mėgsta surinkti ir paskiau daro išvadas. Ir kokių tik išvadų nėra. Kitas iki, reiškia, net truputį tokį šypseną iššaukė. Vat vienas mokslininkas visą gyvenimą įrodinėja, kad ne visas lietus krenta ant žemės, dalis lieka ant stogų. Nu tiesa, vis tiek žinoma, bet matot, rinko duomenys, kaip tai atrodo ir bandė, reiškia, kažką tai pagrysti. Kiek ta informacija reikalinga ir kiek nereikalinga klaustukas, bet ją kažkur panaudoti galbūt ir galima. Ir jeigu žmogus gilinasi informaciją, sugeba suprasti ir, kaip aš sakau, atskirti grūdus nuo pelų, jo gyvenimas yra kitoks. Yra religinės grupuotės. Bet čia visur 6 kampai. O čia yra Dovydo žvaigždė, čia ties tavo vieta. Irgi lygiai 6 kampai, 2 trikampiai. Vienas trikampis ateina taip pat viršūnė į viršų. Pagrindas stiprus ir žmogus auga į viršų. Tai yra tobulėja. O kitas, reiškia, jau sukaupta informacija, nusibodo gražiai gyventi, pradėjo vogti, žudyti, paleislauti viršūnę žemyn. Šitą simboliką, kaip tik tai 2 tokios struktūros yra. Tai yra mirtis ir gyvenimas sudėta šitą simboliką. Bet juk taip ir yra. Ir žmogus, kai tvarkingai viską daro ir su meilė dėkingumo, jo gyvenimas yra ilgas. O kai žmogus pykčia pritvinkęs, neapykantas, nuoskaudų, nusivilnė, nepatenkintas kitais ir savimi, jo reiškia gyvenimas trumpėja. Ir matyt, iš čia sėdinčiai nieks nenori būti šitoj būsenai. Kai tai sako, nusunku, norėtųsi, negaliu, bet tikriausiai pas visus yra noras gyventi tokiai būsenai. Bet kad tokiai gyventi reikia pirmoje eilėje ir mąstyti tą kryptimį. O čia, matot, mąstymai labai didelis yra plačios galimybės. Kiekvienas žmogus yra individualus pasaulis. Tame pasaulyje žmonių daug yra. Ir antra, reiškia, kiekvienas žmogus yra pagal savo sugebėjimą, kūrė savo gyvenimą. Ir pasiekia netgi tobulybę, arba, reiškia, nužmogėja. Tai mūsų tikslas yra savyje išlaikyti tą tobulybę ir išauginti vaikus sugebančius mąstyti. Na, kiti sako, tai vaikai savo gyvenimą pragyvens, man svarbu, kaip aš. Bet iš tikrųjų ne taip yra. Didžiausias yra laimė, sėkmė ir sveikata pas žmogų, kuomet pas jį harmonija, kuomet dominuoja džiaugsmas, o ne nuoskaudos, nusivylimai, pyktis, neapykanta. Ir jeigu taip trumpai pasakęs, tai visgi žmogus nesugeba tobulai mąstyti. Jau atrodo supranta, ateina informacija, reiškia gauna, supranta ir jau atrodo viskas gerai. Ateina, išeina su 15 lygio, atėjo po mėnesio, vėl lygis 8, nuo 8 tai dar gerai. Bet lygis ateina 4. Tai reiškia, žmogus žino informaciją, bet jos panaudoti nesugeba. Kaip užvaldė tamsias jėgos, taip ir valdo toliau, per pyktį, neapykantą, nuoskaudos, nusivylimus, skandina žmogų žemyn. Va čia ir yra. Ir pats atrodo viskas paprasta, pas Dievą viskas paprasta. Duotų 10 Dievo įsakymų, kad suprastum, kas jie yra, kad jų laikytumės ir nuo tavęs tamsias jėgos net negali maitintis gyvybės įvais, jeigu iš tikrųjų jų laikaisi. Bet žmogui norisi matot kitą, nori išbandyti kažkokius jausmus, neišbandytus, visko norisi. Norisi ir žinių, ir kai gilinasi žinias, vėl aiškiai neatskiria grūdus nuo pelų. Kaip aš čia pavyzdį tokį pasakodavau anksčiau. Ir dabar kartais prisiminęs papasakoju. Moteris skaito knygą, ir ten aprašyta, kaip nuvažiavo moteris į kurortą, susitiko meilužį, kaip jai gera buvo, kaip jinai padangėm skrajojo.
su kokiam mintim gyvena ir su kokiais jausmais. Atrodo, kad rojuje. Atvažiuoja į kurortą ir ieško meilužę. Ir nori tą patį išbandyti kaip tai moteriai. Paskiau vyras pasitiko, užtiko juos, atvažiavęs ir po to skyrybas. Vat romano, vat informacijos panaudojimo galimybės ir rezultatas. O žmogus, kuris sugeba atskirti tą informaciją tobulą nuo netobulos, jis netgi tokio romano neskaito, jam svetima yra. O kuris nežino ir tokie jausmai geiduliai kažkokie tai užvaldo ir viskas. Juk nuo šito viskas kyla ne tik tai, kad šitie paprasti dalykai, reiškia, atrodo, nu čia moteris jau įsiskaitė, jinai taip įtikina save, bet juk nuo šito kyla visas ir homoseksualizmas, ir lesbietės. Juk pas mane lankosi daug žmonių ir įvairių pakraipų, tame tai lytinės pakraipos. Ir kai pasižiūrė, ištiko ir žmogus, kažkur tai tuo metu jam atrodė, kad čia viskas, kad čia gyvenimas yra. Bet jis netitiko visatos dvasiniams dėsniams ir liko ta lesbietė viena. Ir turėjo antrą draugę ir tos draugės nebėra. Ir gyvenimo nėra, vaikų nėra, nieko nėra. Ir senatvė to jausmo, kuris turi būti motinystės, tėvystės jausmo, nėra. Lygiai taip patys vyrai eina per moteris, o paskui senatvė pasižiūri, ten vaikas, bet nei vienas net nenori jo matyti. Atrodo kažkoks tai pagimdė, atrodo viskas lyg ir buvo, dar netgi gyveno kažkiek kartu, o paskui viskas suyra, subirėjo. Kodėl? O todėl, kad visi žmonės, tokie žmonės daugiausiai viens kitame ieškojo blogio, blogį gyveno, blogį užaugo, tai sustiprėjo tas blogis, nes jis bręsta, kuo vėlimesnis amžius, tuo tas blogis įgauna savo jėgą, gali ir valdo. Ir paskiau žmogus ir susikuprojęs, ir žmogus ir nusivylęs, kad kupra ant pečių tai dar nieko, bet jeigu kupra viduje yra, tai yra nusivylęs gyvenimą, nusivylęs pasaulio, nusivylęs pačiu Dievu, čia jau yra paskiau problemos, kurios atrodo, kad visi kalti, kad man šiandien taip yra. O jeigu taip gerai pasižiūrėti, žmogus pats kaltas, kad turi tokią senatvę, tokį gyvenimą. Ir moteris ieško laimės vyruose, vyrai ieško laimės moterise. Ir jau mano, šita moteris, tai jau moteris, jau bus gyvenimas kitoks. Bet jeigu tu nesikeisi, gyvenimas tikrai nebus kitoks. Galbūt žymiai bus blogesnis, negu buvo su ta pirmąja. Ir jo labiau, jeigu jinai mylėjo, ir jeigu meilės jausmas yra, netgi ir piktis, nepykanta nėra tokie stiprus, kai nėra meilės. Tai taip, kad yra daug. Meilė ir nemeilė yra du priešingi dalykai ir jie egzistuoti negali kartu. Tik dar yra tikrasis meilės jausmas ir yra susižavėjimas. Susižavėjimas neduoda tų rezultatų. Susižavėjimas stiprus, atrodo viskas jau labai gerai, viskas gražu, o vaiką pagimdo tik 5 lygį. O jeigu tikrasis meilės jausmas, vaiką pagimdo 10 lygį, jeigu žino informaciją. Ir nežinodami, negi meilės jausmas, jeigu nepraeina, jis duoda galimybės labai didelės, tame tarpe gimdyti sveikus, likimų gyvenimo sėkmės sveikata apdovanotus vaikus. O kada nemeilės jausmas, arba tas susižavėjimas, vadinasi, netikros meilės jausmas, tada neduoda to. Tų galimybę žmogus neturi ir jis negali. Jeigu galimybė nėra, tai ir rezultatų neturėsi. Reikia ne tik norėti, bet dar ir galėti. Tame tarpe ir sveikatos būklę palaikyti. Ir viskas už tai žmogui veikia dvasiniai dėsniai, fizikiniai dėsniai ir biologiniai vystymosi dėsniai. O žmogus stengiasi sporte pasiekti kažkokį rezultatą, stengiasi. Žiūrėk ir pasiekė, tampa pasaulio čempionu. Ir jeigu taip normaliai, ramiai, ne per pyktį, neapykantą, o tą kryptim skiria visą dėmesį jėgas, turi rezultatą. Ir jis skiria kodėl, todėl kad jis mato, kad gali tą rezultatą turėti. Ir siekia jo. Bet jeigu siekia perdėtai, kitas iki sugadina sveikatą. Ir sportininkai dažniausiai sugadina sveikatą, kai pradeda naudoti skatinančias medžiagas.
nesako tuos rezultatus pasiekti be skatinančių medžiagų, kur šiandien turi, yra retas. Yra žmonės, kurie tiesiog gali susikoncentruoti ir jų organizmas irgi pajungiamas yra tiek bėgimui, tiek plaukimui, tiek dar kažkur tai. Tada jis neturi tokių nuostolių. Bet jeigu rezultatai yra su kažkokiais tam skatinančiam priemonėm, tada yra blogai. Tie rezultatai ilgai nesitęs. Tai vat, vienu žodžiu, žmogus turi rinktis, ar turėti gyvenimą, ar turėti rezultatus, bet gyvenimą neturėti. Ir pas mane kokiu tik nebūna variantų. Ateina moteris į 30 metų, o vyrų virš 50. Atrodo, jau vyras turėtų gerbti jauną moterį, bet jeigu proto per daug nėra, tai vis tiek pagarbos nėra. O jinai nepatenkinta, kad vyras jos negerbė ir nepatenkinta to, kad vyras senas. Jau 2 minusai. Ir taip toliau. Ir kai pasižiūrėsime į tuos dalykus, žiūrėt ir galvoju, nu kur tas žmogus, kaip jis galvoja gyventi. Yra dalis tokių, kad užvaldo jausmai, žmogus pasiduoda, o paskui atsiranda tas ryšys, ypatingai lytinio akto ryšys, jis suriša žmonės, nes pačios vedybos yra ne prie altorius ir ne santuokos rūmuose, o lytinis aktas. Ir lytinis aktas ypatingai suriša, paskui žmogus negali įsilaisvinti taip paprastai, bet laikui bėgant atsiranda pyktis, nepykanta, kažkokia neigiama emocijų, mintis ir jos po truputį pasiekia rezultatą. Tuo metu buvo lyg ir gerai, praeina metai kiti ir ypatingai, kad jau pasiekia apie 50-60 metų skirtumas, o jie tik 30, o vyrai jau 40, tai 60 arba 50, jau kitas požiūris į gyvenimą, jau nebesutampa nei mintis, nei galvosena, bet pradžioje negalvoja. Tai vat, taip, kad į gyvenimą reikia žiūrėti labai išmintingai, kūrybingai, išradingai ir dėti pastangas kurti savyje gėrį ir nepasiduoti blogų minčių sukūrimui. Gėris sukurtas mintyse, žodžiuose, veiksmuose, jisai stabilizuoja ir būseną, ir padėtį žmogaus, ir jo reiškia sveikatą, sėkmę, laimę, visai kitaip sekasi. Kai tik žmogus pakyla į tokių neigiamų minčių sukūrė, tada jis ką sukūrė, tą pats ardo savyje. Taip kad gyventi reikia meilėje ir supratime. Reikia gyventi harmonijoje. Matot, meilė, harmonija, ta visa yra visatos harmonija. Ir jeigu visatoje gyveni harmoningą gyvenimą, tai visata duoda jėgų kūrybai, darbui, veiklai. Tai yra, tu turi jų. Tai yra savotiškai neišsimas šaltinis. Kuo daugiau reiškia dirbi, kuo daugiau stengiesi ir jeigu tvarkingai, išmintingai, kūrybingai, tai tą ir turi. O kuo daugiau turi tos išminties ir kūrybinės galios, tuo dar geriau gaunasi. Ir lygiai taip pat, kai krenta lygis, nukritus išmintis, pyktis neapykanta, nuoskaudos, nusivylimo vietoj kūrybinės nusiteikimo, tada žmogus dar daugiau galimybės prarandi. Ir sveikatos, ir darbe, ir visur, ir paskui žiūri, jau ir iš pareigų pašalino, jau tas nebetinka. Jau tavo projektų nebetinka, netgi kurie šiandien labai mėgsta dirbti atskirai, individualiai. Netgi didelė praktika ir ta neduoda rezultatų. Taip kad vienas kelias yra gyventi meilėje ir dėkingume ir harmonijoje su visata. Kito kelio nėra. Tik tai prarasti tą harmoniją yra labai lengva, o atkurti nėra taip paprasta. Reikia ir pastangų, ir laiko. Ir atsisakymas žalingų įpročių, ne tik tai rūkymo, ne tik tai alkoholio, narkotiko, ar dar kažkokio tai paleistuvysės, ar dar, bet sugrįžti į harmoniją, tai yra visai priešingai pradėti elgtis, negu kad buvai įklimpęs į tą pragarą vadinamą. Tai vat,
O be žinių šito padaryti neįmanoma. Jeigu žmogus kartais kitas įkiriškiai yra pats savęs smerkia, nieko nesigaus. Jeigu netiki Dievu, nieko nesigaus. Tikėti Dievu tai ne todėl, kad Dievas yra ar nėra, o kad Dievas padės. O padės tada, kai yra vertė, kai tavo žodis yra girdimas, o jis girdimas yra tada, kada tu nuoširdžiai tą darai, o ne to tai, kad išlošti milijoną. Tai va taip, kad yra dėsningumai. Fiziniai, dvasiniai, biologiniai vystymosi dėsningumai. Ir jeigu harmoniją tą suvoki ir tą harmoniją palaikai savyje, viskas klostosi kitaip. Jeigu tos harmonijos nesuvoki, nežinai arba nenori žinoti, nori, kad visata tarnautų taip, kaip tu nori, nieko nebus. Visata paskui žmogų neina. Jeigu žmogus eina pagal visatos dėsnius ir jeigu jisai jų laikosi, papildo visatą tą harmoniją ir jam gyvenimas kitoks yra. Nes harmonijoje gyvenimas yra visiškai kitoks negu kažkokia destrukcijose, pyktyje, nepykantoje ir kitose neigiamų emocijų, su kurie žmogų pastoviai lydi ir nepaleidžia. Ir tamsiosios jėgos jos taip yra svarbu žmogų pačiupti ir jam padaryti kažką tai tokio, kad jis paskui negalėtų grįžti. Negalėtų grįžti netgi į save, pačią savęs, sugrąžinti į harmoniją. O neleidžia sugrąžinti, tai yra priekaištai, blogo elgesio, blogų gyvenimo pasiekmių priekaištai. Padarai klaidą ir paskui nebegali iš jos išlipti. O tamsiam pasauliui labai tas naudinga ir todėl pastoviai netgi primena, va žiūrėk, ką tu padarėjai. Tiksliau sakė, va žiūrėk, aš šitą padarė, dabar aš niekam nebetinku. Bet jeigu supratai klaidą ir jeigu nenori būti ir nenori, ir tą supratimą galbūt dar išmintingai paaiškinsi draugiai, paaiškinsi savo dukrai, sūnui, netgi vyrui, tai žiūrėk, gyvenimas klostysis kitaip. O jeigu klaida gyvensi ir savęs merksi, niekas nesigaus. Taip, kad reikia sugebėti atleisti kitiems, sugebėti atleisti savo, nes atleidimas tai yra išsilaisvinimas iš tos būsenos blogos. Jeigu nesugebė atleisti kitiems ir savo, išsilaisvinti negali. Bet išsilaisvinimas tai yra ne tik, kad išsilaisvinti ir jau gali daryti, ką nori. Išsilaisvinti ir daugiau tų klaidų nekartoti. Tada išsilaisvinimas yra tikras. Taip, kad kiekvienas žmogus pragyventą gyvenimą turi mokėti įvertinti ir iš tų klaidų gyvenimo, kurios kaip tik tai yra didžiulis stabdis jo kūrybai, veiklai, netgi sveikų vaikų gimdyme, auginime, turi kuo greičiau žmogus suvokia ir kuo giliau suvokia, kuo giliau supranta, tuo laimingesnis tampa. Jis ir jo palikuonis. Kokie klausimai? Noriu paklausti apie apsėstas vietas, sakykime, yra Vilniuje žydų namai, ten, kiek žinoma, yra Vaidenasi, ten daug žydų yra, žydų vietos buvo, ten daug tūkstančių nužudyta, po to, kiek žinau, Panevėžy, Vaidenasi, dramos teatre konkrečiai, ten buvo kviečiamas egzorcistas ir vis tiek nieko nepadarė, daiktai juda ir girdis žingsniai, balsai, kaip elgtis, kaip čia nevaikščioti, tai muziejus į teatrus. Jeigu gyvensi šviesoj, tai neperneši iš tenai į namus, net neši ir pats nepakliūsi į spastas. Bet gali būti tokie dalykai, gali egzistuoti, aš neatmetu jų, bet čia yra irgi. Jeigu teatre vaidinamos tos įvairios gyvenimo istorijos skirtingų žmonių, tai reikia nepamiršti, kad gali tą sielą ir pritraukti tenai. Nes žmogaus mintis, aš kai žiūriu ir jo labiau, kada žmonės susirenka, grupė žmonių, pavyzdžiui, teatrą klauso spektaklį, taigi jų kolektyvinis laukas. Kolektyvinis laukas neigiamų emocijų, kolektyvinis laukas pozityvių emocijų. Kolektyvinės emocijas tų visų, reiškia, pragyventų gyvenimo
žmonių atžvilgiu, jos, reiškia, irgi duoda, nes kolektyvinė emocija daro didžiulį poveikį. Taip kad tos įstaigos jos turėtų būti šviesios. O jeigu įstaigos yra ten vos ne kaip velnių apsėstas, tai reiškia, jose irgi atsiranda, reiškia, problemas. Taip kad ten reikia gerai pažiūrėti, kodėl tai taip vyksta, kokius spektaklius tas teatras rodo. Ir matot, žmogaus galimybės yra pritraukti tas netgi kito pasaulio buvusius veiksmus, pritraukti ir pasikviesti to vaidybos metu į tą egzistenciją, ypatingai tie artistai, kurie sugeba įsijausti į rolę. Tai vat, o žmogus, kai sužino, tai jis kitas į kitų emocijų reiškia kažkokią tai dalį, didesnį ar mažesnį parsineša į namus. Paskiau negali keletą dienų arba keletą savaičių vis prisimena tą spektaklį ir tas spektaklis prisiminimas irgi yra. Netgi pamaitinimas tų dvasinių esybių. Aš sakyčiau, turėtų būti spektakliai, kad kaip kūrybingiau, kaip tvarkingiau išlipti iš bet kokią situaciją, o ne kaip tose situacijose gyventi ir viens prakeikimuose ir įjungti minę žmonių, kur klauso to spektaklio, ir tas sukuri minčių, jausmų, smerkimų, visokio, reiškia, ir pavydo, ir visų, nes kiekvienas žmogus yra individualybė, turintis tų visų jausmų komplektą. Ir jo ypatingai stipresnių žmonių, kur mintis yra, jis gali stipriai paveikti. Juk anksčiau yragi, pažiūrėkit, yra istorijai nupiešta, kaip buvo statomas piramidės. Ten visokie svertai naudojami visako, o jos buvo statomas, žinot, kaip levitacijos būdu. Sėdi minė žmonių ir, reiškia, ir tam akmenį liepia kilti, ir tas akmuo kyla. Be nieko. Žmogaus minties galia daro stebuklus. Ir tie žmonės, kurie tada tais laikais, kurie matyt turėjo tą stiprią galią, ir tie vadovai, kurie, reiškia, jie tvarkydavosi. Dabargi, reiškia, nieko nėra ko stebėtis, kada ten kažkas tai juda tam teatre. Gerai dar, kad patys žmonės nešokinėja. Vat kaip mano knygą perskaitė kunigas, ir aš perskaičiau knygą ir pridėjau trypti vietoje, nežinodamas kodėl. Atrodo, tokio žmogaus niekas neturi apsėsti. Ir turi žmogus, aiškiai, pilnumoj, bet jam tiesiog pasidarė savotiškai keista, kad iš tikrųjų egzistuoja tokie dalykai ir kad jie turi reikšmę didžiulę gyvenime žmogaus. Ir kai žmogus supranta, jis paskui tokia netgi vidinė, tokia neramybė, jis galvoja, kaip čia žmonijai padėti. Juk visi nori gėrio. Ir ypatingai kunigas nori, kad ir parapijiečiai būtų tvarkingi ir kad žmonės, aiškiai, padėti jiems įsilaisvinti iš tų visų bėdų. Ir kai supranta, aiškiai, įsiskaitęs į knygą, kur slypi tos paslaptys, tai tada, aiškiai, kitaip žiūri. Žymiausias kardiologas Breitikis perskaito knygą ir sako, skaičiau tavo knygą, aš ją išrašinėjau, išbraukiau skersai ir išilgai. Nu ir duodytum daktaram per smegenis. Jeigu profesoriai akademikų, reiškia, yra per smegenis, ta informacija jau eina, tai jis tada supranta, kodėl bandė daryti, operuoti žmonės, kada reikėjo galbūt visai kitokios pagalbos tam žmogui. Ir be operuojant žmogų, reiškia, žmogus miršta. Tai va, taip, kad yra daugelis dalykų, apie kuriuos galbūt tenka kalbėti, bet pirmoje dvasiniam lygmenį žinojimas informacijas. Ir kadangi žmogus kiekvienas turi ribotas galimybės, nei vienas nėra tobulybė. Aš irgi nesu tobulybė. Bet man, kadangi pavyko kai kurios klausimus gal įsigilinti ir kadangi aš dabar tik tai to užsiimu, tai praktiškai per tą 20 metų, turiu pasakyti, daug informacijos atėjo ir daug informacijos pakeitė ir mąstyseną, ir supratimą. Ir tada pastangos yra kitokios ir rezultatas kitoks yra. Tai yra tampi kaip profesionalus sportininkas, kuris pasiekė geresnius rezultatus, kaip tas profesionalus rašytojas, kuris žino, kaip prie šito žmogaus prieiti.
Tai va čia, kada rezultatas bandai susumuoti, bandai pasižiūrėti ir matai tas pačias gyvenimo klaidas ir pasiekmes žmonėse daugelį, kurie kaip tik tai dėl nesupratimo, nesuvokimo įkliūna į tuos spąstus. Tai irgi gali padėti kažkiek, reiškia, patarti žodžių. Juk kai ateina žmogus, reiškia, pradeda su juo kalbėtis, ateina žiek lygis 4, pradeda kalbėtis, bekalbant pakyla iki 10 lygį. Reiškia, jis turi visą potencialą, bet neturi pakankamai žinių. Ir be jokių korekcijų, be nieko. O korekcijas atlikite ir aukštesnį lygį, kad jam būtų lengviau, toliau lengviau jaustis ir lengviau suprasti. Tai vat, taip, kad su Dievo pagalba daug ką galima. O su piktojo pagalba irgi būna, kad jis padeda tau, bet pirmoje tai yra paima didelį užmokestį. Lygiai kaip tos greitosios paskolos. Neturi pinigų, tai tapsi dar didesniu beturčiu, jeigu tą paskolą paimsi. Tai va. Kokie dar klausimai? O atominiai virusai baseine persiduoda ar ne? Atominiai virusai ne tik baseine persiduoda, bet iš vyro žmonai nepersiduoda. Kuri nešioja vaiką nuo vyro, kuris turi atominius virusus ir iš vaiko pagimdas atominiais virusais, tą, ką gauna iš tėvo paveldėta, bet žmonai nepersiduoda. Kodėl taip yra? Už tai, kad ląstelės iš vaiko į moters kūną nepereina. O atominiai virusai egzistuoja ląstelėje. Aš tokį paaiškinimą turiu. Kitokio paaiškinimo nėra. O programinės lygos persiduoda. Ir jos yra taip yra, jeigu baseine vanduo yra užterštas, ta energetinė būklė, tai žmogus, kuris malą silpną apsaugą turi, jis irgi gauna tą patį. O tik didėjai baseiną jūra, ežerai, upės, tai jie, kadangi labai greitai apsivalo, iš kosmosas sklindančią energiją apvalo juos, tai tenai maudytis yra sveikiausia. Jeigu neužterštas pats vanduo. Jeigu šalta. Netgi sniegas yra, pažiūrėkit, tirpsnio sniegas, reiškia, yra ištirpintas vanduo, jeigu tas sniegas tvarkingas yra. O kadangi būtų tvarkingas, tai žmonės vandenį užšaldo šaldytuve, švarų vandenį, ir paskui, kai atitirpsta, jisai turi visai kitokias galimybės, tokią sudėtį kitokią. Molekulų išsidėstymo sudėtis kitokia, tirpsmo vanduo. Ir labai sveikas, nes tirpimas pavasaris, kur yra, jisgi gyvybės atgaivinimas yra. Tai va, taip kad... Bet iš šaldytuvo mes ir mėsą dedam ir viską, tai energetika. Ne, ten ta energetika taip paprastai nepersiduoda. O per kiaušinius atominiai virusai nepersiduoda? Per kiaušinis ne, per kiaušinis persiduoda, yra tokia liga vadinasi, kaip seminiliozė. Seminiliozė. Ir kaip keista, nekeista, visgi lygos yra, jeigu naikini jų potencialų dydį, jos išnyksta. Ir jeigu žmogus nebeturi to šaltinio. Įdomus procesas. Žmogus iš viso ypatinga būtybė yra. Dievo kūrinys ir turi dieviškas galimybės. Ir kadangi žmogus daug kur naudoja blogį, tai ir blogio galimybės yra labai stiprias. O jeigu naudoja gėrį, tai yra stiprias galimybės sveikti pačiam ir stiprias galimybės padėti kitam. Tiek į blogį klimpti, tiek į gėrį. Per neapykantą blogis, per gėrį, per meilę, dėkingumą gėris. Taip, kad gyvenkim santariai. Kaip katinas Leopoldas peliukam sakydavo. Rебята, давай будем жить дружно. Ankstesnė amžiaus, netgi dar čia, kurie sėdi matyti, visi yra matę tą filmuką. Ir kur tik tai jos ir per skalbimo mašiną suploja ir vis tiek jis atgyja ir vėl tas
krūta juda. Nu, čia filme tas galima yra. Bet gyvenime tai nuo to, reiškia, dvasinio suspaudimo galima išsilaisvinti. Čia perkeltinė prasme, bet praktiškai tai iš tikrųjų taip yra. Kai sugrįžta harmonija į santarvę, tai vėl viskas gerai. Ir vyras su žmona susibara, jau viskas negyvensiu. Paskui praeina diena kitą, tikrai galima gyventi, dar neblogas vyras. Ir ta moteris visai nieko. Kitas yra dar blogesnis. Arba dar geresnis. Žiūrint, ko ieškai. Kokie klausimai? Nu va. Kaip gerai, kai visiems viskas aišku. Tada iki malonaus sekančio. Antro. Taip. Dabar bus antro kovo. Ačiū.